kai aš pasakau šitą tezę, kurią jūs netrukus išgirsite, tai auditorija paprastai sujunda ir žiūri į mane nepatikliais žvilgsniais. Ta tezė yra, visos kalbos yra vienodos. Ir manau, kad jūs irgi dabar suklusote, išgirdę šitą pasakymą ir galvojate, ką jisai čia šneka. Tai iš tikrųjų visos kalbos yra vienodos tam tikrais aspektais. Tai visų pirma, jos yra vienodos savo kompleksiškumu. Antra, jos visos yra vienodos savo funkcijomis, nesvarbu, kaip kalba skamba, kaip jinai atrodo išoriškai, kokia jos struktūra, bet visos kalbos atlieka labai panašias funkcijas. Ir visos kalbos turi dvi duotybės, kurios yra būdingos bet kuriai kalbai, bet kuriai natūraliai kalbai. Tai yra variantiškumas ir kitimas. Visos kalbos yra variantiškos ir visos kalbos kinta. Kodėl taip atsitinka? Kodėl kalbos yra variantiškos? Kodėl kalbos kinta? Kodėl kalbos atlieka tas pačias funkcijas, nors išoriškai yra skirtingos? Tai yra pamatiniai, fundamentiniai klausimai, į kuriuos mes kol kas dar neturim tikslių atsakymų, ir tai yra ateities lingvistikos reikalai.